Imu spąstų buteliuką. Vieną ranką neišeis ir nufilmuoti, tai darysiu pauzės. Įdėjau jį apverstą kakliuką. Nupjautą, matot? Paimu 2 mažas granulės mažiausiai tirpstančią pašarą ir įmetu į vidų. Skylės yra nuo vidurio į viršų. Matot, dugne jų nėra, jos yra vienoj pusėj. Virvutė pririšęs esu, čia yra storas spintas žvejybinis valas, nesvarbu ką pririšti. Pririštas siūlas, sakykim. Virvutė yra tam, kad rankų nereikėtų kelkūnės kišti. Ir su jie, prilaikydams paguldau. Matot, kiek ten yra krevetkų? Bet šitame akvariume yra ne tik krevetkų, bet ir dar mažių koridoriukų yra. Ir aš juos jau noriu sugaudyti ir sudėti į didelį akvariumą. Ko negalima su spąstais? Negalima palikti ant nakties. Tamsoj, trūkstant deguonies, jeigu daug prilys, dus žuvis. Taip esu išdvasinęs koridorus. Palikau, ryte visi buvo sulindę ir negyvi. Pirmiausiai, iš visų žuvų lenda koridorą, nes jie duodas palei dugną. Paskui tik krevetės, paskui kitas žuvis. Kadangi guli nelygiai, nes aš čia samanų ištraukiau, kur nereik, beraudams kitus augalus, aš jį pataisau. Viskas ir palieku.